Va, nusipirkau per skubėjimą cukruotą papają. Cukrus 38 procentai. Nu galvoju, papają nevalgęs tokio dalyko. Bet dar įdomiau, va, dažiklis E129 gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį. Tai klausimus, kam jie deda tos dažus iš viso, kam jų reikia? Kad gražiau pakuotė atrodytų. Na ką, bandžiau atplauti karštam vandenį cukrų. Ir nelabai gavosi, vis tiek saldu. Tos dažus karštam vandenį bandžiau atplauti. Nelabai gavosi. Ir dar valgant jaučiasi pelėsis. Tai dabar aišku, dėl ko cukruota papaja. Kodėl dažiklis įdėtas. Nu, papajos tai brangios. Nu, tai sugalvojo iš jų padaryti kažkokią tai pagerinti skonį. Ar dar kaip nors. Privaryti chemijos visokios. 3,5 euro. Iš Norfos. Teks išmest.